Visai neseniai aptikome įrašą, kuriame vieni išgyvenimo ekspertai kritikuoja kitų išgyvenimo ekspertų patarimus, kaip komplektuoti išgyvenimo kuprines. O jei tiksliau, tai kaip rinktis maistą. Jie sako, kad krūva konservų yra nesąmonė, nes juos yra sunku nešti ir niekas nenorės diena iš dienos jų lapnoti. Jie teigia, kad vienintelis teisingas sprendimas yra šis kalorijų koncentratas. Šioje mažoje dėžutėje slepiasi 2300 kilokalorijų. Tai yra praktiškai suaugusio žmogaus dienos norma. Šie 3 konservai sveria 3 kartus daugiau, turi 2 mažiau kalorijų ir užima tiek pat vietos. Jeigu mes norėtumėm pilnos dienos dozės, mums reikėtų 6 tokių konservų. Iš pirmo žvilgsnio Energa 5 yra nuostabus pasirinkimas. Būtų, jei mūsų rankas nebūtų patekęs išties puikus Jungtinių Amerikos valstijų Hurricane Emergency Ratio. Davinys skirtas nukentėjusiems nuo uragano arba kitų ekstremalių situacijų. Pradėkime nuo Energa 5. Labai graži kartoninė pakuotė. Nemanau, kad jinai labai apsaugos nuo drėgmės. Matome, kad čia jinai jau prasidarinėja. Priekyje labai gražu kaip vaistai, parašyta, kas pagamino. Matome, kad tai yra be laktozės, be GMO, tinka veganam. 500 gramų, 9 batonėliai, 9600 kilodžiaulių šarūnai, net 2300 kilokalorijų. Ant vieno šono turime pagaminimo instrukciją, galime valgyti paprastą batonėlį, galime pašildyti vandenyje, padaryti tokią košytę ir ją maitinti kūdikiams nuo 6 mėnesių. Tinka ir vaikams, ir suaugusiems. Ant pakuotės galo mes matome viską, kokie yra mineralai, kokie yra vitaminai, koks jis yra iš tikro nuostabus. Ausys raitosi šarūnui, seilės tysta nuo šito nuostabaus kalorijų sąrašo. Matom, kad pagaminta Vokietijoje yra ir sudėtis jų yra kviečiai, palmių aliejus, cukrus, sojų proteinas. Ant galo yra užrašyta galiojimo data, kur matome, kad šią kalorijų bombą mes turime susprogdinti iki 2044 metų. Jis galioja net 20 metų, bet neįsivaizduoju, kas jame galėtų sugesti. Manau, kad drąsiai galėtumėm valgyti ir po 100 ar 200 metų. Įspūdinga, ne? Turint omeny, kad paprasti daviniai dažniausiai galioja 2 metus. Graži komercinė pakuotė, tikrai solidžiai atrodo, tačiau neatrodo, kad jinai būtų gerai apsaugota nuo drėgmės ar kitų išorinių poveikių. Viršus jau pats prašosi, tiesiog jis visą laiką kviečiasi atidaryk mane. Čia lengvai jisai atsiplėšia. Matome, kad vienoje auselėje yra įpjova ir galime uždaryti daugkartinio uždarimo mechanizmas, kurį mes taip mėgstame davinių pakuotėse. Tačiau pati pakuotė yra tikrai tokia iš paprasto kartono. Menkiausias drėkimas, tiesiog jinai pradėtų plyšti ir naudos iš jos nedaug. Viduj matome vakuuminis įpakavimas. Kavos pupelės būna tokiame pačiame. Čia vėl atkartota nuo pakelio viršaus ir pakuotės galo informacija, kalorijos ir viskas labai puiku. Jeigu mes praradome kartoninę pakuotę, iš tikrųjų tą kartoninę pakuotę galbūt galime ir išmesti. Labai viliuosi, kad kiekvienas šitas sausainukas, batonėlis viduje esantis, dar bus atskirai supakuotas. Kitu atveju, jeigu mes šią nuostabią apsauginę pakuotę pažeisime vakuuminę, tai turėsime viską ir valgyti, nors iš tikrųjų tai dienos dozė yra. Viską ir taip turime suėsti. Parašyta, kad čia yra patogaus atplėšimo auselės. Nežinau, kaip jos turėtų plėštis. Aha, atsiplėštas. Tai šitaip, kaip ir tikėjausi, vokiška kokybė. Viduje yra štai tokie batonėliai. Ir kiekvienas jų yra supakuotas į atskirą celofaną. Aišku, jisai taip atsidaro paprastai, nėra puikiai uždarytas. Paprastai išsiima, bet jau netgi jeigu ir pažeistų ir sudrėktų, gal nebūtų tiek daug problemos. Kaip ir minėjau, 2300 kilokalorijų, tai yra dienos dozė ir visa ta dienos dozė yra tokiuose pačiuose vienodose miltelių kompresuose.
Kaip ir iš pradžių pavadinau visą šitą davinį, kalorijų koncentratas. Neatrodo skaniai, nors ekspertas pasiruošęs. Mes tik tai priminsime, kad ekspertas valgo viską, kas yra valgoma ir nevalgoma. Ir jeigu jau ekspertas nevalgo kažko tai, net nesilaižo, tai čia jau yra tikrai greičiausiai, kad nevalgoma. Na. Jeigu atvirai, tai tikėjausi, kad bus blogiau. Jis iš karto trupa ir byra, bet skonis visai neblogas. Jaučiasi cukrus, saldumas, biškis prangoka, norisi užsigerti, gal pabandysime pasidaryti košytę, bet šiaip tai visai skanu. Kai tu atsikandi, tai toks įspūdis, kad į burną tiesiog tau teka iš kažkur pro kažkokią skylę, smėlis tiesiog byra. Viskas pradeda ir džiovina labai burną. Antras kąsnis buvo mano didesnis, atrodė, kad aš dūstu, nes paimtum tarsi tikrai saują miltų ir įsigrūstum tiesiog tą visą saują, nepalaižytum, o įsigrūstum staigiai į burną. Toks įspūdis, kad visas šitas koncentratas dalelėmis išbyra ir kaip per kokią filmą mumija tau tas smėlis tą burną eina. Įspūdis tarsi statybose graužtum kažkokį tai betoninį blokelį. Pabandykime, kaip prašo, pasidaryti tyrelę, sumaišyti su vandeniu, gal košytė bus kiek gaivesnė. Galime drąsiai sulaužyti gabaliukais. Į burną, kai įsidedi, tai būtent taip, jisai tokiais miltais gabalais ir suyra visas. Tik tai, kai tai įvyksta burnoje, tai gauni tokį šoką biškutį, nes visai nesitikė, kad tave staiga dar užpuls smėlis. Turime vieną iš 9 batonėlių, sutraiškite lėkštelėje ir pabandykime užpilti vandens. O, žiūrėk, net kvapas atsirado. Bijau, kad perpiliau vandens. Na, išėjo tokia galbūt per daug skysta košytė. Instrukcijoje pasakyta, kad mes turėtumėm virti, bet tarkim, kad mes esam prasti gyventojai ir nemokame susikurti normalios ugnies, kiek pašilo, neturime indų, kokią nors primusą pasišildyti viską dujinės virklytės ir bandykime skanauti. Tokia košė alemanų, tik tai su didesniais gabaliukais. Biški gal šiek tiek sprangoka, bet visai nebloga košytė tokia. Galima valgyti. Nežinau, ar aš ją norėčiau valgyti 9 kartus per dieną. Bet, man rodos, ekspertui šlapia košytė ir šlapia košytė ekspertui nėra labai skani. Kvepia skaniai, iš tikrųjų. Aš nesitikėjau, kad bus kažkoks tai skonis. Maniau, kad čia bus paprastas šinšilų maistas, bet kvepia visai skaniai. Skonis irgi neblogas, mažai gal jo, bet tikrai neblogas. Su kečupu būtų iš vis labai skanu. Visai neblogai, nėra to troškulio tokio. Nedidelė dėžutė, kurioje slypi visos dienos maisto dozė, viduje 9 batonėliai. Vieną dieną pavalgius, skonio nebijausi antrą dieną, tačiau turėsit kalorijų. Ekspertui celofaninis maišelis yra daug skaniau negu pats turinys. O nedaug dieve, jūs dar neturėsite vandens. Tokiu atveju šituo tikru sauseku džiovinsite savo burną ir visą organizmą. Šis sausekas tikrai jūs pamaitins, bet vargu ar pakels moralę. Priešingai nei mūsų kitas davinys. Paprasta, skaidri, vakuumuota pakuotė. Hurricane Emergency Ration. Ekstremalios situacijos, šiuo atveju uragano davinys. Šarūnai, kaip turi būti aprašomos kalorijos? Full day ration. Jokių klausimų. Racionas visai dienai. Nereikia tų kalorijų, nereikia kilodžiaulių. Bet apvertę kitą pusę, mes iš karto matome spalvotas, širdį ir akį džiuginančias pakuotes įvairiausių skanėstų. Vien tik žvelgiant, jis kelia moralę. Šitas davinys jau ilgą laiką valiojasi įvairiuose mūsų namų kampeliuose. Ir visą laiką jis patraukia vaikų dėmesį. Vis klausia, kada jūs ragausite šį davinį. Čia yra unikalių dalykų, kurių Lietuvoje mes negalime gauti.
Įsivaizduokite, kad ekstremalios situacijos metu jūs esate su vaikais. Kaip manote, kas labiau pakels moralę jiems? NRG 5 ar Skittles vaistų pakuotė ar skanėstai? Pažiūrėkime, kas yra viduje. Pakuotė yra labai tvirta, nes šiagi uraganas aplinkui švilpia. Galbūt net čia vanduo teka visur. Puikiai neskęsta, matosi, kad yra hermetiška. Kaip balionas pučiasi, bet neplyšta, nieks nešnypšia. Dažnas davinys galėtų pavydėti tokios tvirtos pakuotės. Niekaip netlėš. Mes atspjaukime peiliuku. Matome amerikietiško sausiako MRE elementus, papildų pakelis. Čia mes turėsime servetėlės, kramtomąją gumą, kavos baliklį, beef stick iš amerikietiško karinio sausiako. Dar vienas papildų rinkinukas, gėrimų maišelis. Turime pašiltuką iš amerikietiško sausiako identišką. 4 juostelės, lygiai toks pat. Snack bread multigrain duonytė. Sūrio ir jalapeno užtepėlė. Pati skaniausia. Viskas, kas geriausia civiliam. Šaukštukas. Sūrio bei jalapeno užtepėlė. Lemon lime gėrimas. Citrininis gėrimas. Vanilinis pyragaitis. Jautienos troškinys, pagrindinis mūsų patiekalas, kurį galime pasišildyti gariniu pašiltuku. Visas šitas komplektas yra labai panašus į amerikietišką MRE sausiaką. Tačiau tai dar ne viskas. Mes turime civilinius dar priedus. Peilis, šakutė, šaukštas, druska, pipirai. Rinkinukas toksai ir servetėlė dar susukta visiškai kaip kokiam rusiškam, kazakstanietiškam sausiake. Dedam čia civilinį. Skittlesai žiauriai nukentėję yra, jau iš Skittlesų liko tiesiog, jie visi ten kažkokie tai susilydę. Nu, ko norėt, 3 metai jau. Roasted salted peanuts, riešutukų dar mes turime. Pyragaitis su džemu. Riešutų ir džiovintų uogų rozinų čia turbūt mišinukas. Ir Nature Valley. Crunchy peanut butter. Žemės riešutų sviesto batonėlis toksai, dar papildomai. Kiek žinau, Lietuvoje ekstremalių situacijų metu nukentėjusiam civiliam yra numatyta dalinti paprastus kareiviškus davinius kariuomenės, kokius mes turim. Rusnėje, kiek esu girdėjęs, buvo dalinti žali maisto daviniai. Amerikiečiai šiuo atveju prieina labai panašiai. Mes turime faktiškai visą amerikietišką sausiaką, šildymo elementai, šaukštas tas pats ir matome, kad šitie komponentai jau mūsų sutikti amerikietiškose sausiakose. Plus jie prideda visą gamą užkandukų, kurie yra gražiose ir pažįstamose pakuotėse, tam, kad pakeltų mūsų moralę. Įsivaizduokite, kad ekstremalios situacijos metu jūs buvote priversti pasitraukti iš savo namų. Jūs nežinote, ar jūs juos grįšite, jūs nežinote, kas bus prieki, nežinote, kiek teks būti be namų, ar net klajoti, kol pasieksite saugų kampelį, bet sustojus jūs išsitraukite spalvingą, akį džiuginantį Skittles pakelį. Ir užkandžiaudami šiltu jautienos troškiniu, trumpam, bent jau trumpam, sugrįžtate į normalų pasaulį ir bent širdies krašteliu jaučiate, kad pasaulyje dar yra vilties. Tikrai buvo galima visą davinį komplektuoti iš šitų gražiai rudų kareiviškų komponentų, todėl esu įsitikinęs, kad šie spalvingų įpakavimų skanėstai yra įdėti grinai pakelti moralę, sušildyti akį ir širdį ir suteikti vilties. Nevalgysi? Apibendrinant, reikia pasakyti, kad NRG 5 yra tikrai puikus produktas. Tik tai manau, kad jis netiek skirtas išgyvenimo kuprinėms, kiek daugiau pasidėti vietose, kur jūs galite užstrigti. Kaip pavyzdžiui, kalnuose būna išgyvenimo trobelės, kur pasiklydę arba laiku nespėję grįžti žmonės gali užsukti ir ten rasti maisto. Tai maistas, kuris gali 20 metų stovėti nesugedęs, manau, kad ir 50 jums džiugins kuo puikiausiai nesugedęs, yra labai pravartus. Galite turėti savo sodyboje, rūsyje ir tokiose situacijose, kaip pavyzdžiui, jeigu stipriai jūs
užsnigo ir negalite išsibrauti, užstrigote, visada žinote, kad turite bent jau kažkokį minimalų maistą išgyvenimui. Nemirsite badu ir nereikia rūpintis, kad kaip va šitų konservų, kurie galioja turbūt 1 metus, kad juos reikia būtinai pakeisti, kažką tai pagaminti arba išmesti juos į šiukšlių dėžę. Čia jūs drąsiai galite užsandėliuoti ir laikyti tai nenumatytai ekstremaliai dienai, kai jūs užstriksite ir neturėsite ko pavalgyti. Tačiau jau nekartą kalbėjome, daviniai ir juose esančios kalorijos praranda prasmę, jeigu mes nenorime jų vartoti. Jeigu jos nepatenka į mūsų organizmą, jos neatlieka savo paskirties. Kaip žinome iš lietuviškų davinių praktikos, žmonės renkasi badauti ir badauti net kelias paras, bet nevalgyti neskanaus davinyje esančių šunų maisto. Toks davinys neatlieka savo paskirties. Todėl ekstremalioje situacijoje, jeigu jau žmonės nenorės ėsti konservų, tai greičiausiai neės šitos keramzitinės plytos. Tačiau tikrai visi mielai užkasime batonėlio, riešutų ar saldainiukų. Užsitepsime sūrio užtepėlę ant smagios duonytės ar pagraušime jautienos pagaliuką. Taip, davinys turi būti lengvas, bet svarbiausia jis turi būti skanus, valgomas ir dar būtų gerai, kad keltų moralę ir džiugintų širdį. Todėl, jei ruošiatės ekstremaliai situacijai, paimkite pavyzdį iš amerikietiško ekstremalių situacijų davinio. Likite saugus ir valgykite skaniai.